Sveiki. Šiuo metu esame Kauno technologijos universiteto Kazimiero Baršausko ultragarso institute ir kalbinsime profesorių habilituotą daktarą Rimantą Joną Kažį. Papasakokite apie institutą, kokiam kryptim dirbate, ar daug turite darbuotojų. Aš pradėsiu galbūt visiškai ne nuo to. Pradėsiu nuo to, ką visi puikiai žino, tie, kurie gyvena Kaune, o būtent apie Kleboniškio tilto avariją, kuris prieš 3 mėnesius lūžo. Kainavo tas remontas jau 1,7 milijono litų. Neblaivus estų vairuotojas įvažiavęs sukėlė dar beveik 200 000 litų nuostolių, o dar tik tai vakar aš paskaičiavau, kad susidarė kamščiai prie to tilto, sueikvojo benzino už 5 milijonus litų, nekalbant apie užterštą gamtą. Klausimas, prie ko čia ultragarsas? O problema ta, kad tiltas pakabintas ant tokių pakabų, galima pasakyti, 8, kurios leidžia tiltui judėti žiemą, deformuotis ir panašiai. Ir visos šitos pakabos trūko vienu metu. Beje, kai jos trūko, aš tada pavėlavau į tą trūkimą 10 minučių, būčiau buvęs ant to tilto, nes pro ten važiuoju į darbą. Truputį pavėlavau. Na ir problema ta, kad ten šitą metalę atsirado plyšiai ir paprasčiausiai dėl korozijos ir tos metalinės konstrukcijos nutrūko ir nedaug trūko, galėjo baigtis daugelis žmonių žūčių. Tai grįžtame prie ultragarso. Ultragarsas tai yra galingos technologijos, kurios naudojamas ne tik tai medicinoje, žmogaus organizmo diagnostikoje, bet taip pat yra naudojamos įvairių konstrukcijų būklės diagnostikai. Tam yra panaudojami taip vadinami sunerdomieji bandymai, kai galima nesuardžius tos konstrukcijas pamatyti viską, kas yra viduje. Jeigu tas būtų buvę daryti laiku, tos avarijos, pavyzdžiui, Kleboniškio nebūtų buvę, nebūtų mums kainavę kažkur tai apie 7 milijonus litų. Ar daug ir kokių užsakymų turite iš Lietuvos ir užsienio? Su kokiam šalim bendradarbiaujate? Taip jau susiklosti, mes aišku esame atlikę daug darbų ir Lietuvai. Pavyzdžiui, valstybiniai Ignalinos atominė elektriniai yra sukurtas mūsų, branduolinio reaktorių kuro kanalo diagnostikos sistema, kuri jau naudojama Ignalinos atominė elektriniai apie 14 metų. Ir tai yra vienas iš tų faktorių, kurie užtikrino taip pat saugų Ignalinos darbą. Tačiau pagrindinė dalis užsakymų pas mus yra iš užsienio, iš įvairių šalių. Labai daug turim projektų, kurie yra finansuojami Briuselio, Europos komisijos, ir tie stambus yra projektai. Mes baigėm 6 projektus programai, taip vadinamai Prieimok 6, dabar pradedam jau programą Prieimok 7, kurioje taip pat tikimės, kad jau baigsim pasirašyti apie 6 stambių projektų. Jau 3 projektai yra prasidėję, kiti 3 pasirašymo stadijai. Taip pat mes dirbam ir su pramonė tiesiogiai, su stambiom korporacijom Europos, ne tik Europoje, bet ir Amerikoje. Esam turėję ir turim kontraktų su Šveicarija, minėjau su Belgija, su Anglija, su Danija, su Švedija ir taip toliau. Kokios jūsų nuomonė instituto perspektyvos? Šiuo metu mes tikrai pradedam 8 iš Briuselio, kaip mes sakom, arba Europos komisijos finansuojamus projektus. Taip pat mes pradedam dabar 2 naujo tipo, yra vadinami Eurostar projektai, kurie inicijuoti Briuselį, bet finansuojami tarptautinės projektų agentūros Lietuvoje. Tokiu būdu jau turim 8 projektus. Toliau tęsiam projektą su Belgijos atominių tyrimų centru. Tai jau čia yra 9, tai yra visi projektai, kurie tikrai stambus. Kiekvieno projekto apimtis, paprastai skaičiuojama eurais, kažkur apie 200 000 eurų. Todėl, sakysim, bent artimiausiu metu, o tai yra į priekį minimum 2 arba 3 metai, darbų yra daug. Ir aš tada galbūt naudodamasis tą progą noriu tik tai vienas pasakyti, kad kviečiu studentus ateiti pas mus, nes mums reikia jaunų protų ir jaunų rankų.